Labas rytas, pas mus 7:30 ir jūs nepatikėsat, šiandien šeštadienis. O kodėl taip, nes taip yra. Tikrai paaiškinai, viską labai. Kodėl jaučiu net nežinau, koks skirtumas šeštadienis, sekmadienis. Mes visą laiką šeštadieniais, sekmadienis filmuojamas, bet šiandien va kitaip. Vienu žodžiu, Alburge vyksta karnavalas, ten belia kokia tipo diduma šventė ir taip pagalvojom, važiuojam į civilizaciją, biškai pasižmonėt, nes jau tos eglės. Tai Milvydė dabar dažos, jau kavikės iššuovėm, jau po biškai pilvas, kur reiks eiti. Man dar pusę kavos liko. Reiks eiti pasėdėti, Milvydė dar pusę kavos liko. Tai 8 išvažiuojam, nes 9 prasided, dar neaišku kiek kilometrų eisim, nes nebus kur mašinas pasistatyti. Tai va, ir žiūrėsim, kiek mums ten išeis ko prifilmuoti. Šiaip žadėjom taruos parinkti, bet kitą kartą. Nes ten, vienu žodžiu, visas paradas bus nemokams, bet po paradą visi ten išsiskirsta į 3 vietas ir ten jau turi bilietus turėti. Kadangi mums nereik bilietų, tai mes ir nepirksim, manau. Ir nebėra be to. Ir nebėra net bilietų. Išpirkta viskas ir sakė, jeigu ten vietoj pirkta, tai labai brangu ir galimai, kad ir ten vietoj net nebebus. Po 5 eurų mes nemokėsim, baikėt juokus. Ir ką mums ten, taip, poros valandų. Svarbu mums pasižmogėti biškį. Tai tikriausiai tiek. Noriu dar kažką pakalbėti, bet nežinau ką. Neberizau žmonių. Tai susitiksim kažkur tai. Pakely. Nu ką, viskas, jau susiruošiu pagaliau, biškį vėluojam, pagal planą turėjome išvažiuoti apie 28. Dabar yra po 7:04. Niekas spėsim, aš manau. Reiks greito tempo eiti tuos 3 kilus iki miesto. Ir tikiuosi, kad kamščių nebus, nes mes vakar, kai važiavom po darbo, vienu žodžiu, matėm vienai ant miestą važiuojant, belenkiek mašinų kamščių, nes jau nuo vakar prasidėjo visa šventė ir vakar kažkas vyko. Tai buvo labai daug kamščių, tai tikiuosi, kad dabar nebus mums. Tai ką, laukiu Danielius išėjo iki garažo kažko ieškoti ir važiuosim. Ir dar. Kodėl taip anksti daro? Ta prasme, šeštadienio ryts ir visas eisena prasideda 9 rytą. Žiauriai anksti reikėjo keltis, kad susiruošti į eiseną. Galėtų padaryti nuo 12, labai būtų normaliai tada, o ne nuo 9 rytą. Aš sakau, kažkaip nelogiška ten. O po to, tipo, jau 2 valandą visi įsiskirsta tą, kad Danielius ir sakė, tas visokius mokamus, tas, nežinau, kaip ten bus, gal uždaryta bus kažkokiais tvarom ar kažkom ten. Bet, vienu žodžiu, šitas visa šventė yra kažkaip skaitoma didžiausia visoje Skandinavijoje, jeigu aš neklystu. Tai žiūrėsim, kas ten bus. O šiaip būtų fainai visai pamatyti gėjų paradą. Nežinau, kodėl norėčiau visai gėjų paradą pamatyti. O čia tai bus tik taip, man atrodo. Paradas kažkoks. Ten, kaip supratau, gali belekas įeiti tą paradą, tai ir mes galėtume kažkokiais višiukais apsirengti ir įeiti paradą. Būtų fainai visai. Ar šitą? Kažkoks naujas. Ne naujas. Šitą ir šitą. Vakar žadėjom važiuoti iš viso nuo mūsų artimiausio miestelės autobusų ir palikti mašiną dėl tų vietų. Bet bandysim laimę ir važiuosim kuo arčiau, tai ten žinom tokią ligoninę. Gal net toliau biškai važiuosim. Nes tinginiai esam. Kol kas tai nėra daug mašinų. Čia praeitais metais, kai važiavom sekmadienį parduotuvę, tai iki čia buvo, dar mums iki Alburgo gaunas apie 10 km. Tai čia jau mašinas kelkraščiuose buvo, nes ant tiek vietos nėra ten. Bet dabar tuščia nieko. Bet tai tam matai tas naktinis. Bet kokia nesąmonė būtų, jeigu mes sumaišėm datas ir dabar nuvarom nieko nėra. Davažiavom kuo įmanoma toliau į Alburgą, link centrą, tai radom kažkokį tokį parkelį, tai bandysim prisiparkuoti, ženklų kažkokių nėra, tai ir dar reiks paeiti taip normaliai. Pasistatėm savo kibiriuką. Da normaliai, aš galvojau, kad čia bus stačiau.
Ai, viskas okei. Tada į fūrą tilptų. Į fūrą tilptų. Va, mato, tenais tas namelis, ten pelėdos gyvena, toks didelis. Nu ką, laukiu Danielius, kol susidės šmutkės visas į kuprinę ir keliausiam į žygį. Mum jau čia apie 3 kilometrus gaunas eita, ne? Net neaišku šiaip. Neaišku, Bet šiaip nuo tos ligoninės, šiaip gan toli, tas centriuks ir mum ant blemba. Nueiti da, nueibę pareit, tai nesąmonė. Nu kažkaip tai. Nu varo. Sens įpratis depozitą ieškoti. Palauk šiandien. Kur eina mes su knisliuku, neklausinėkit mus. Nes Milvydė net sakys niekada. Tai dabar grįžom vėl ant to pagrindinę kelią, kaip ir atvažiavom. Dabar, kur mano telefonas? Reikia pažiūrėti, kiek valandų yra, ar mes spėsim nueiti. 8:30. 8:30, tai maždaug 1 valandas ir eisim ant to tiltą. Tai va. Ten kažkas jau įvyko ant sankryžos su fūra. Fūra užstatė. Nu, užstatė visą sankryžą. Ir man atrodo, kad užkabina kažką tais. Ne? Oi, filmuoju nieko. Va, dabar žiūrėkit. Prieisim arčiau. Nu, žodžiu, čia uždarė kelią link centrą, kad nieks nebeįvažiuoja. Taip, nes pažiūrėk. Bet jis jau lipa į mašiną. Bet tai yra raudoni tie sudėti. Ir vėl aš nematau, ką filmuoju. Tai va. Dabar einam pro vieną tokį parkiuką, kur sakiau, 3 vietas bus uždarytas. Ir ten matos tuoli, o gal pritraukti šiais. Ten jau yra tvoras sudėtas. Ir... Pliusas, kad tualetai bus už tvoros. Jo, už tvoros tualetai. Ir kad čia bus tos 3 vietas, kur yra mokamas, tai visas paradas sueisi tas vietas. Bet mums realiai reikia pamatyti tik tais paradą, tai eisim. Nu jau prasideda čia kažkokie aparatai. Bet čia gerai turėtų atrodyti. Mums dar reikia ten dar daug toliau ten. 5 sekundės. Čia buvo. Va, visi juodi ir visi bėga apsivogę. Nu, bepročiai. Eini su vaikais ir va kokie vaizdai ir Milvydė. Geras, išrik. Ką nori papasakoti? Nu, mes jau kažkaip nebetoli to tiltą, kiek atsimenu. Tu filmuoji, tai čia žiauriai gerai. Ką nieko nesimatytų. Nu, nebetoli to tiltą, esam belė kaip karšta, dabar tik 9, bet šiandien pas mums plus 20 kažkeli. Džiaugiuosi, kad šortus susidėjau, bet nesidžiaugiu, kad susidėjau ilgom rankovėm juodą maiką ir gan tokią storą. Ir šiltą. Aha, bet nu ką. Matėt, kiek daug keistų žmonių čia su šireku kažkokiu. Ai, tiesa, čia viską prisižiūrėjom dabar. O kiek taruos mėtos, dabar gaila, mes biškai su Danieliu, ko nepasiėmėm maišą prisirinkti, nes čia užsidirbti manoma tai šventai. Šiaip žiūrėsim, jeigu ką, gal nusipirksim po maišą, eisim depozitą rinkti, kad atsipirktų kelionė mum. Nu. Šiandien tai nedirbsim. Milvydė kaip įsiganda. Čia konfeti paleidai ir sproga, tu tik tais. Saugau, kad užpuoliau. Atėjomės irgi į krautuvę kažkokio gėrimo nusipirkti. Čia su kokia bazuka. Gali pykt, nepykt, bet aš noriu kažkokią skaniuką, tai šeikeriuką. Čia turėtų būti energetiniu, o Milvydė ruožinį jaučiu. Ruožinė su ko yra? Sport Pink. Sport Pink. Nu tai pasim šitą. Gerai, Milvydė tokia pat kaip aš. Vis dėl to raudona. O, riekau iš balkono. Nu kaip ir beveik atėjom prie tuo tiltą, kur ir norėjom, tai bandysim užkilti ant viršaus, ten žiūrėsim, tas paradas jau turėtų prasidėti. Koką parodė? Nu ką, atėjom ant to tilto, va vaizdelį, kokie čia pas mumis gražus. Ir čia turėtų palei viską prasidėti, viskas, tai dabar lauksam, tai šiaip prašė prasideda 9 arba 10, tai dabar jau ir po 9 biški, tai lauksam dar kelias minutės. Ane? Aha, bet aš dabar, žinau, galvoju, gal man reikia nusileisti nuo tiltą, nes jeigu čia bus žiauriai daug žmonių, čia nėra vietos. Tai čia nėra žmonių, Ne, sakai. tušti keliai. Nu, bet tai 10 valandą. Ne, tiek neprisirinks. Kad ir bus daug žmonių, vis tiek, nu. Man tai nejauku čia būtų tada. Einam, pasižiūrėsim, kaip bus.
Jeigu pradėsim spausti, tada čia visi girti vaikšto, tai žinai, kad nelaimės nebūtų. Aš nesu matęs tiek girtų žmonių nuo ryto. Nu, dabar radom vietą, tai čia sėdėsim, lauksim, čia vienu žodžiu, viens toks girts, tai Danieliui per šaunus girta. Bet po to vienas draugs atsiprašė, tai neaišku, čia specialiai ir netyčia, ar kaip čia buvo, nu, bet daug girtų. Nu, ne tai, kad atsitrenkė, aš pats jau biški toks per plačiai, žinai, ir biškai į petį, bet ants net nesureagavo, bet draugelis sureagavo, bet aš visi sakau, persiprašau. O Danielius nuo manęs gavo, su kojiniu, kai mėtis rankas įskėtas. Nu, nesuprantu. Nu tai va, dabar sėdime laukiam. Morkų šeimyna. O kur Gargamėlis? Kur Gargamėlis? Nėra Gargamėliaus. Šiaip žinokit, yra dar tik vienu žodžiu, mes sakėm, kad už valandos prasidės eisena, ne? Jo, dabar yra po 9:11, bet prasideda 10. Nu, tai vienu žodžiu, žiauriai karšta, jau dabar yra nesveikai karšta, tai nežinau, kas po to bus. Žiauriai daug ir tų žmonių nuo pačią rytą, tai čia Danielius sako, kad nuo vakar jau jie pradėjo gerti galimai. Nes vakar buvom parduotuvė ir ten vaikai, čia nuo 16 gali gerti tuos silpnus gėrimus. Tai dėžiem tempė, dėžiem nešė. Matyt, prasidėjo tas balius. Aš tai va šitą vat, jau miksiuką baigiu, bet tu Danieliaus skanesnis buvo man. Toks, mano saldus labai, tai sakiau, tą kitą apsimainysim. O po to, kai jau reikės Danieliui vairuoti, vis tiek pabūsim kokias 2-3 valandas, tai išsivarys, ne? Tai taip. Vandens atsigersim, nu. Pažiūrėjau, aš dabar kaip prakaitų išlapia viskas. Jo. Nes, matai, čia šiaip daug policijos važinėja, o girtam negalima vairuoti. Jokių būdų. Mum ūkininkas neleido. Nu, šiaip negalima. Tai jeigu ką, jūs čia nebijuokit, mes nevairuosim, nevažiuosim. Išgėrę negalima. Tai va, tai laukiam. Ką dar norit išgirsti? Čia per langus gal filmavo Danielius tada, tai mums fokus parodė. Žiūrė, kokie nemandagus. Aš dar pareisiu pas anus. Bet šiaip labai daug yra, nu, ir nedanų, kaip mes, nes labai girdisi, kai angliškai kalba. Tai tik tiek. Oi, o šiaip, blemba, nuspaudžiau kažką. Nu. Ištrink visą tą. Palauk. Nesimiksuotų. Matysi dabar su savo feilais. Čia šiaip iš tikrųjų labai daug vaikų varo vežimais alkoholiu. Ta prasme, pasiėmė iš parduotuvės ir pilnais krepšais alkoholio varo. Aš neįsivaizduoju, kad šią naktį dėsis, jeigu nuo 9 ryto taip visi čia jud. Čia realiai, aš nežinau, Amerikos vibes koks, ne? Jo. Žiauru. Aš taip, pažiūrėjau, gal ir bijočiau tokiai šventį per naktį pasilikti. Nu, nes nėra saugu. Jau dar sakė, pasako, kad čia policija skraidys su dronais. Nu, tipo nustebės su dronais. Ir dabar irgi pasakoja vakar ūkininkas, kad Amerikoje, kai yra tie narkotikai, ten kur tie zombiai pavirsantas fentanilis, tai sakė, belė kiek į Alburgą atėję, tai labai tikrin visus. Nu ir šiaip vat nesaugu, nes žmonės neadekvatus. Tai va. O jau kaip parein visi. Aš tau sakau, čia bus visokie pafilmuo gal biški, kiek parein žmonių. Ir daug, pažiūrėjau, nesuprantu bairę, kad daug tipo su vežimais varo. Čia tipo vaikus turi, bet ten lėlės arba alus tipo įdėts. Tai nesuprasi čia. Čia kokie seksiai eina gaistrininkai ir avr. Bet išradingi žmonės. Juodas dievas. Va čia tokie gražus fėjinai eina. Va čia vipai. Ai, tai sudaužė butelį. Gerai, daugiau dabar ne... Oi, kaip arti. Dabar nieką neberuodysim, tai lauksim to pagrindinę paradą, nes šiandien dabar visi po vieną praein, tai neįdomu. Tai kai pradėsi visi, tada parodysim. Bet dar nelabai kas vyks, nes visi tik tai sueidinėjai. Ir ką aš čia noriu... Čia visko prisižiūrėjom. Paskui jūs pamatysit. Tai vienu žodžiu mes kaip galvojom eiti ir, nu, tipo, lemenę susidėti taros rinkti. Tai dabar iš mūsų pačių tarą atkirta, nes ant tiek daug renkančių. Ir pas mumis atėjo vaikas gal 5 metų nuo kojų paėmė tarą. Parodyk tas gražias mergaitės. Ai, čia? Aš nežiūriu. Tik filmuota Danielius. Danielius negalima matyti. Bet man atrodo, toje aprangoje biškai trūks drabužių.
Nieka netrūks, viskas gražu. Čia dar tokie juokingi arkliukai, tokie nedaugė. Žiūrė prie mergaičių. Na, Atėjo fotkintis. fotkė, deda. Kišačiu. Į tą jodiniai. Didik. Geras. Su vežimais alkoholiu varo. Čia vietoj vaikų alų veža. Bet tai kokie išradingumą žmonės, eiktų satik, meniški dar. Milvydė šovė su bananais nuotrauką, va. Tai pamatysi. Šiaip jau nežinau, kada video išeis, man atrodo, kad vis tiek rytoj išeis. Tai gal da Milvydė story turėtų būti. Yes. What's up YouTube or TikTok? YouTube. TikTok. Yo! Yes. Hello YouTube. What's your channel? We can show you. We can show you. Shout out. We can show you. Follow me on TikTok. It's Sanders Lyngby. It's like nickname Milvydė 22. Where are you from? Lithuania. Lithuania? Yes. My dad works in my dad works in Lithuania sometimes. Okay. Yes. It's nice Very country. Cool. Yeah, very nice country. Very good food. Yes. I like the food very much. Yes, Okay. very good. Have a nice day. Labas. Draugiški žmonės. Mamuok, labas. Ir sakė, labai skanų maistą turi. Labai draugiški žmonės. Kaip? Aš žadėjau sakyti, ne kokią Lenkiją. Sako, o tai kiek jūs subscriberių turit? Va, buvo gėda pasakyti, kad 3 štukas turim, sakau. Mes ką tik tai pradėjom filmuoti. Nenorėjau sakyti, kad tik 3 štukas turim. Paprenumeruokit, mum yra gėda pasakyti, kad kitoje šalyje kiek mažai turim prenumeratorių. Ir irgi klausia, koks pavadinims. Aš galvoju, parodysiu, jeigu įdomu. Bet aš norėjau pasakyti, tai pasakiau Milvydė 22 ir tai pasakė tik tais irgi. Fainiai. Netgi tiltų drebėjo. Tyčia nesprogdint. Ką? Kaip tyčia nesprogdint. Eik, tu savo, kaip aš įsigandau, žinokit, visas dėl sudrebėjo. Wow, gau, kad tikrai kažkokia petarda jau metė. Danielius išėjo į tualetą, nes jam jau čia viskas ragas buvo. Ir vienu žodžiu pareini jau visas parats. Ir jisai turėjo įti kitą pusę tilto, kad nuėjai pamėžiot. Ir kai ateis parats, jis nepraeis į kitą pusę. Tai aš nežinau, kaip jis, nebent spės dar per kelias minutės grįžti ir perbėgti tą tiltą. Tai tada galimai susitiksim taip po paradą. Viskas, Danielius nespėja, man atrodo, perį tiltą, nesimato jo niekur, nes jau paradas prasideda. Eik tu sau. Danielius neįsivaizduoju, kur yra. Kaip kur? Kažkur tualete. Žmonių, tai žinokit, belenkiek čia. Tai va, tai nežinau, kaip čia bus, kaip mes čia susitiksim, tikiuosi susitiksim, kažkaip gal prabėgsis dar tą tiltą. Svarbiausia nepasimest. Eik tu sau. Tai va, sakiau Danieliui neiti į tualetą. Žmonių, tai aš neįsivaizduoju, kiek čia realiai net neišėjo jums normaliai pafilmuoti, kas čia vyksta. Parein Danielius, kur jis yra? Kažkur tarp tos minios. Tu sau. O, pagaliau.
Bėgom. Čiut neapsimyžau eilės, belė kokias. Tu pažiūrėk, kaip tu perėjai gatvę? Aš dar spėjau perbėgti. Priešais policiją. Nedaug aš pakelsiu. Atsiprašau. O. Na, viens kamerą uždengė. Čia kokia nesąmonė, kiek žmonių daug. Čia visi bijo tos kameros. Reikia atsišaudyti. Pas mus ant tiek, kad čia vyks viskas, kad net tiltas dreba, dronai skraido, žmonės daužo, šampės, viską čia išėmė. Bepročiai. Man biškai jau baisu net pasidarė vienu momentu, galvojau, kas čia vyksta. Ta prasme, visi ryte gatavi kitapkės. Tai va, Danai, švenč. Ir vien jaunims realiai, mūsų amžiaus gal jaunesnį netgi. Va, taip, va. Užsikūrėm! Atsakanime! Bam, bam, bam. Netavėm perspėjimą, kad su vaikais geriau nežiūrėti. Neišjungiau dėl autorinių. Nu tai ką, aš nežinau, kaip čia Danielius filmuoja, normaliai filmuok. Kamerą patvarkyk. Gerai. Jo, vienu žodžiu, mes nusprendėm irgi eiti pagal tą srautą, nes man biškai toks, nu, tipo, ne tai, kad negerą paliko, bet tas žmonių kiekis atrodo pradeda spaust galvą ir atrodo, kad oro nebėra. Tai mes irgi einam po biškį. Jo, virinam. Čia tipo belė kiek kas seka įsmirt, visi rūka, čia, man atrodo, mane čium vieno kvapą. Man atrodo, kad čia yra gan pavojinga būti šiaip. Nu jo, biškai per daug pergeria čia šiaip žmonės yra. Čia baisu tos stiklinius buteliukus daužai žemėnį, bepročiai. Jo, stiklai iš šonus eina, per kojas skrend. Nu, mes jau po biškį virinam link mašinas, dar nueisim vandeniuką nusipirkti ir, nežinau, pratęsim mūsų sekmadieninę rutiną šeštadienį. Mes dabar su Danielium kalbėjom, pavyzdžiui, Lietuvai, kai būna tie visos parodos, ne? Tai normaliai eina žmonės tarpais, gražiai, tvarkingai, fūra palydi, policija palydi, nu viskas tvarkingai. O čia, kai padavė milijonas žmonių, taip ir padavė. Pafilmuok gatvę visą. Nežinau, kaip mes grįšim iki mašinos ir kiek valandų užtruksim grįžti. Bet čia žiauru, eik tu savo, dar nesu taip mačius, iš tikrųjų, aš nežinau, ar jūs mane iš tikrųjų net girdit, bet aš stengiuosi rėkti jum. Nu, vienu žodžiu, eik tu savo vėžiams parvažiuoji. Sorry. Apsimyža. Gerai, kad išėjom iš tos... Mes norėjom išeiti, eiti link mašinos ir patekom grinai į karnavalo visą tą šurmulį. Pašokom. Į vidurį. Tipo, nu jo, mes bus matę jūs, bet ta prasme, sakau, Danieliu, sakau, viską sukamės, nes man oro trūksta. Nu, taip atrodo, kad visi ant galvos lipa, tai dabar... Įsisukom į pirmą gatvikę, tai dabar tokiu šonu pereisim skars gatviukais tiesiai ir išlysim ten, kur mums reikia. Visi po kampais įsiuoja, belia ką daro. Nes va ten ta pagrindinė gatvė, tai žmonių milijonus. Tai mes dabar į kitą atėjom.
Ida iš balkono ant galvos mane plaistė su kažkom. Ne, ten su šautuvu vandenį pylė. Kažkas man pila kažką tai ant galvos. Gal kad alkoholį užpylė. Nežinau, čia... Gerai, kad nenumyža. Čia žiauru. Visas gatvės smird žuolę. Ta prasme, reiktų savo čia. Kaip taip tūsin 10 ryto, nesuprantu. Visas pakampės myža čia. Jokas gėdas jausmas nėra. Aišku, 10 valandą, kai esi gatavs, nu koks skirtums. Aš taip daryčiau čia irgi. Visas mies gatavs. Nu tai va, vienu žodžiu. Ir žiauriai gailios, kad mes nepasėmėm maišų. Čia belė kiek depozita visur. Čia gatvės tiesiog pilnas pinigų vietos. Mes būtume uždirbę daug negu kad darbę uždirbam. Per visą dieną. Čia per kelias valandas būtume tik pririnkę blemba. Bet jau būtų reikėję tošką pastumti. Nu, gerai, einam link mašinos. Po detalių išrinka. Nu, vienu žodžiu, dabar gavau bylos iš Danielius, kad sakė, tikriausiai garsas bus lievas, nes labai taip arti mikrofono šaukiau. Tai jeigu ką, atsiprašau, dabar buvau tualete. Dabar, nu gerai, pafilmuoja. Tai va, dabar buvau vienu žodžiu tualete. Ir toliau tu žiauriai aukštė, kaip man mažyti reikėjo pasistėpti. Ir aš taip, darau visokius reikaliukus, suprantat, ką reikia daryti tualete. Ir jaučiu visas tuliks dreb nuo to bumčika, tai pareina. Nu, nes mes apsilenkiam tą visą paradą ir girdžiu pareina, žinai, visas tolės dreb. Eik tu savo. Bet šiaip iš tikrųjų biškiau pavargo mane. Nu. Tai va, tikiuosi išeis man sueditint tą normaliai, arba Danieliui išeis sueditint normaliai tą garsą, kur aš ten reikiau, nes matyti jau ant tiek nebegalvojau, kaip čia nufilmuot, kaip ką, ir labai taip laikau mikrofoną. Šiaip aš labai bijau, kad apvogs mumis tokius dalykus kaip telefoną, kamerą labai laikėmės visur prie savęs, tai taip stipriai, žinai, suspaudę, kad, netimtų iš rankų, nes čia tiek milijono žmonių yra, tai kad čia paimti ir pabėgti, tu nespėsi sureaguoti, kad aš čia pavogė, tai va. O ką dabar mes varome į parduotuvę, ne? Nu, dabar varom šiaip savo rutiną atlikti, reikia kaip parduotuvės, ten visko apsipirkti. Tai žiūrėsim, kiek medžiagos dabar turam, gal dar filmuosim, o gal ne dar filmuosim, tai reikia pasižiūrėti, tai dar neatsisveikinam. Nu, beveik grįžom į civilizaciją. Pava mašinikas dar važinės, bet jau nebetoli ir esam. Pompa. Nu, vėl žodžiu, parėjom į savo vietikę, tai čia belė kiek jau mašinų pristatyta. Tai pačiu laiku buvom atvažiavę, bet pavargau. Aš irgi pavargau iš tikrųjų. Fui. Mes kai taip žmonių tiek daug nematom, tai čia mums tas iškrovė viską. Jo, ir šiaip, tipo, gal mes jau per seniai, nesam dar pasiekti. Ne, mes jaunikliai dar esam. Jaunikliai. Tai va, grįžom prie savo tačkos ir žiūrėsim, ką čia darysim. Atvarėm jau į Bilką, tai dabar dešrainiukų laukiam, užsisakėm. Nes belia kaip noram valgyti. Tai va, šitokiu. Va tokie nelabai skaniai. Imk vieną į to. Bet per minutę laiko. Imk širtinį, gal man nukrisas. Gerai. Čin. Skanaus. Karštą dar. Kokiu neskani dešrelę? A gal ir nieko? Skaniam, normaliai susivalgęs. Pasiėmėm aštrius. Aha. Šiaip skanus, kai valgyti norą, tai Tada buvom valgę labai neskanios. Jo. Va, su lašinukais, o čia be. Bananiukai, bulvytės, svogūniuką, ridikiuką, milvytės salotikių nori. Čia su makaronais. Ai, ne, gal tokių tada. Bet yra po 15, aš didelį. Tai pasimk tavo pietum bus. Po 15? Nu. Čia žiauriai didelį. Tai gerai, aš tau padėsiu. Čia su kažkuo dar vištienu, Bus prie šniceliukų irgi. Bet ar tokia didelė būdai? Nu tai mes suvalgysim, dabar dviesi. Taip. Nu ką, mes jau grįžom, žinokit, namo pačiu laiku. Yra 1:30, tai neužsibuvom. Šiaip kitais metais jaučiu reiktų pasimti kelias išeiginės ir varyti su to jaunimu patūsint, bet taip, pabūt. O dabar, tai negalima mirti į darbą. Jo, o šiaip, žinokit, lietus pačiam pils per kūniją, gaudė. Va, Kijeve, matas. Nesimata gal, bet ten smagiai tam jaunimui turėtų būti.
Žiauru. Bet kaip fan, šiaip irgi su Dažiniu kalbėjom, kaip smagu pamatyti kažką tokio, kur, nesam matę apskaitai, Lietuvoje taip nebūna, žinai, visai kitokie paradai, tai... Šiaip užskaitom, apsimokėjai šį gynėjimą. Ten iš viso, jeigu pirktis ar tą, kur pasakojom, kur su apyrankiai eit, tai ten jaučiu irgi dar visokiausių visko, ten mačiau ir kitos atrakcionų, ten yra visko, tai ten... Linksmybė. Po to irgi to hotdogus, pasakojom, kur ten. Vienu žodžiu, čia kainavo 14 kronų, o tenais tam Kem 5, tai ant kiek kainos skirias. Bet vis tiek, kai jau tenais nebeįdomu niekam tos kainos. Tai jo, ten jau nebeįdomu, aišku, pavalgyti nori ir viskas. Tai vienu žodžiu. Taip galvojam, dabar yra šeštadienis, tai man atrodo, kad mes dabar sueditinam video ir šeštadieniui dabar ir kelam. Tikriausiai, jeigu ne, tai tada bus sekmadienį. Jūs nežinosit vis tiek, ar dabar kelsim ar sekmadienį. Tai parašykite, ar jums patiko toks. Aišku, galbūt ne su vaikais kartu žiūrėti, nes ten visokiausių vaizdų. Ir mums irgi patiems buvo neįprasta, tai jeigu ką, pakomentuokit, parašykit, galbūt dar daugiau tokių bus. Einam į visiem kampų. Žiauru. Tai va, gerai tada. Subscribe, kad nebūtų paskui gėda pasakyti, kaip paklaus. Taip, žinai, kad lietuvis, o čia užsienietiškai, žinai, tai noris biškių, kaip sakant, daugiau turėti. Pasikelti, žinot, tai taip, tai naujokai, mes naujokai. Gerai, viskas, tada skirstomės, tai gero savaitgalio. Gero savaitgalio. Viskas. Ir iki.